Gerą paskutinį kovo pirmadienį mums visiems čia susirinkus į Nacionalinės bibliotekos renginių salę, į kurią mus subūrė Sauliaus Bareikio debiutinės knygos Odė lūzeriui pristatymas. Iškart paminėsiu, kad mūsų renginyje dalyvauja Nacionalinės premijos laureatas poetas Rimvydas Stankevičius, šios knygos iliustratorius, dizaineris, tikriausiai dizaineris, nes knyga yra iliustruota paties autoriaus, taigi knygos dizaineris Rokas Bilinskas. Šios knygos leidėjas, poetas, kultūrinių renginių organizatorius Juozas Žitkauskas. Ir Sauliaus Bareikio ilgametis scenos partneris, kurso draugas, bendražygis ir tiesiog gyvenimo palydovas Olegas Ditkovskis. Mano vardas Džiugas ir aš kreipiuosi garsistą Marių, kad šiek tiek man gražintų garsą autentišką, nes visai nebegirdžiu savęs kalbančio. Ir asmeniškai turiu 30 metų santykį su Sauliumi kaip muzikantu. Gal galėčiau tiksliau išreikšti su jo grupėmis Adijos aktorių trio, nes kiek save atsimenu mažą, iki pat dabar visi įvairiais pavydalais Saulius pasireiškia mano kasdienybėje. Ir iškart kreipiuosi jūs prieš pristatydamas mūsų vakaro herojų. Kas jum, kurie pažįstate Saulių ne asmeniškai, o per jo darbus, kas jum pirmiausia yra Saulius Bareikis? Galite kilstelt ranką, kameros nors ir filmuoja, jų neužfiksuos. Gal teatro aktorius? Taip, bet ne rankos. Aha, kokios 10. Tai nesijaudink, dar bus kitų pasirinkimų. Kino ir televizijos aktorius? Aš žymiai gausiau. Aš irgi, Sauliau, tikrai neslėpiu, kad mano pažintis su jumis kaip aktorium prasidėjo nuo Likimo valso, po to Giminių, tada paaiškėjo, kad dar ir Julijos serialę vaidino, ir tik tada aš jau prisikasiau iki katedros Oskaro Koršunovo ir taip toliau. Dėstytojas, gal turime kursų, kurie lankė pas Saulių, studijavo, mokėsi, o galbūt kas nors žino ir vieną naujesnių Sauliaus amplua režisierių 2022-aisiais. Liftas į dangų. Ne, čia rankos skyla, jau 2 atsirado. Tai galiu jūs patikinti, kad po šio vakaro įsiskirstysime dar įsidėję smegenysna bent 2 Sauliaus tapatybės, tai yra prozininkas ir iliustratorius, piešėjas. O kadangi viename interviu, daug aš jų cituosiu šiandien, Saulius yra įsakęs, kad tarp 3 dedamųjų dalių - muzikos, teksto ir atlikimo, jam svarbiausia yra muzika, tai šiandien sceną užleisime ir visą prožektorių šviesą nukreipsime į jo didenybę tekstą, bet galiu pažadėti, kad tiem, kurie atėjo pasiklausyti Sauliaus Bareikio kaip bardo, dainuojančio aktoriaus, taip pat bus šiokių tokių dovanėlių nuo Sauliaus ir Olego. Tad Sauliaus Bareikio amplua jau pristatėte ir mes galime pradėti iškart nuo Sauliaus. Žvilgsnio į Saulių, prašau mikrofoną, pasiruoškit dar ne dainavimui, bet daugeliu gal, kurie skaitėte arba knygą, arba jau gyvenate tame dideliam informacijos burbule, kuris supa knygą, tai yra, pavyzdžiui, ir Sauliaus Bareikio jubiliejinis 70-mečio koncertas, kuriam dovana knyga ir buvo, jam pačiam ir jums, jo kūrybos gerbėjams. Taip pat galbūt skaitėte žurnalą Legendos, visiškai šviežią, su Sauliumi, va štai tokiu išvaizdžiu ant viršelio. Gal klausėtės radio interviu ar kitais kanalais, girdėjote apie šį reiškinį Sauliaus Bareikio knygos pasirodymą, tai jums visiems ir pačiam Sauliui galbūt dar atmenama ta mintis, kad jis yra talentingas pasakotojas ir didžioji dalis šių tekstų, kurie pasirodė leidinyje, būtent ir sugulė nuo įvairiausių užstalės, gastrolių, kitų kūrybinių kelionių metu jo lūpomis išpasakotų istorijų. Tai, Sauliau, mano klausimas jums, kokios aplinkybės turėjo gyvenime susiklostyti, kad ryžtumėtės
iškeisti bent jau trumpam tą sakytinio meno pasakotojo rolę į būtent jau prozininko, rašytojo, kitaip tariant, pasiryžti, kad jūsų pasakojimai įgautų knygos pavydalą. Vienas. Nėra. Yra? Labas vakaras. Norėjau pasveikinti visus su teisingu pasirinkimu šį vakarą. Nors paprastai publika, su kuria aš susiduriu, visada yra labai kryptinga. Noriu padėkoti Jums už parodytą dėmesį mano kūrybai, mano personai. Kas liečia knygą, aš šiaip, nepaisant to, kad esu aktorius, labas vakaras, laukiam. Nepaisant to, kad esu aktorius, nelabai mėgstu atsidurti dėmesio epicentre. Reiškia, kaip kad šiandien, pavyzdžiui, bet galbūt knygos tą parašymą nulėmė būtent tai, kad tam tikrose kompanijose, kai ateidavo mano eilė pasakot, aš kažkodėl, gal konfrontuodamas, pasirinkdavau visada tokias nevykėliškas savo istorijas. Aš turiu ir herojiškų istorijų, bet galbūt konfrontuodamas su tuo, kad mano bičiuliai dažnai pasakodavo tokias herojiškas istorijas, kaip ką nurungė, kaip laimėjo kažką, tarkim, ten kokioj moterų srityje ar kažkur. Ir aš jau gavęs savo eilę, velnias kažkoks mane pakiršindavo. Aš pradėdavau pasakoti iš tokio lūzerių pozicijų, ta prasme, paklausdamas savo atminties, kasgi tokio nevykėliško yra. Tai tokiu būdu taip susiformavo ratas tų istorijų. Ir čia ir esanti Diana, redaktorė, mano pusseserė, girdėjusi tas istorijas, ir Juozas Žitkauskas, ir daug kas, sako, tu užfiksuok, ir Baladutė, mano sesuo, sako, tu užfiksuok tas istorijas, parašyk, bet aš tikrai tokios minties neturėjau, kažkaip konvertuotos pasakojimus į rašytinę kalbą. Ir po to, kai jau susiformavo tam tikras ratas tų pasakojimų, kažkaip pagalvojau, kad čia gali būti net ir tam tikra koncepcija to lūzerio. Bet apie tai gal vėliau, reiškia, apie tą, ką aš paskui jau parašęs, įžvelgiau temą. Nes aš pradėjau priešingų kelių, ne nuo temos, ne nuo koncepcijos, bet parašiau tiesiog, kai išmetė mano pasąmonę, o po to jau pabandžiau savo pabandyti suformuluoti, kame čia yra koncepcija ir kaip gali lipti, pavyzdžiui, pasakojimai, tie lūzeriški, tarkim, kaip jie gali sieti su fikcijom ir su monologais. Yra daug. Taip, tai šitą dalį tikrai papasakosime, kaip jums tie nesąmoningai užrašyti, bet iš pasąmonės ištrūkstantis epizodai susilipdė į vientisą lydinį, tikrai pakalbėsim, bet aš iš tos savo grandiozinės įžangos, kur pagrindinė mintis buvo, jog man tikrai didelis džiaugsmas ir laimėjimas asmeninis būti va šitoj šventėje ir dėl to aš pasipuošiau ne ką prašiau už leidėją Juozą, tai mintis buvo ta, ačiū, kad jūs esat irgi teigęs, kad klausimas buitinis arba toks draugiškas, kai kada tiesiog mandagybė perpintas, kaip gyveni, apie ką gyveni, jis neretai užduodamas vien tam, kad sužinotum apie profesinius žmogaus laimėjimus, būvį, tiesiog situaciją, kuo jis gyvena iš darbinės pusės. Ir jūs tokį akibrokštą metėt to pokalbio metu, sakot, o ką jeigu man darbas trukdo gyventi? Jeigu būtent tai, kas labiausiai domina klausimo uždavėją ir yra mažiausiai pačiam įdomu. Tai norėjau sužinoti, kas turėjo gyvenime jūsų pasibaigti, pasitraukti iš akiračio, kad, sakykime, pribręstume tam laikui
Nes kūriniai, čia dabar nemėginsim įsprausti kažkokią chronologinę seką, bet jie tikrai siekia mažiausiai sovietmetį. Nu čia mano kartos žmogui tai yra seniai. Tačiau vat, šie metai, 70-metis yra tas akstinas. Pasiryš leidybai visai prieš istoriją, kurią irgi galbūt papasakosime, kaip knygos pavyzdžiai pasiekia leidėją. Nu, ne, aš kažkada per tą kūrybinį vakarą paminėjau, kad, kaip sakyt, nuo vaikystės nepasižymėjau to, reiškia, gebėjimų tinkamai įvertinti tam tikras sukaktis ar apskritai laiką. Man tai, aš labai norėčiau, kad tai man būtų aktualu, bet kažkaip, niekaip negaliu akcentuoti tų dalykų. Va, o kas liečia, tu paminėjai ten tą, kaip gyveni ir apie ką gyveni, ir, aišku, normaliai arba šauniai ar kaip. Tai čia jau mano tema, kadangi man visada aktualu yra, kada žmogus, ypač su laiku, šiam laikmetį, dažnai užduoda klausimą, kaip tau sekas arba kaip tu gyveni, ir tu nematai arba negirdi iš tikrųjų susidomėjimo turinio. Lygiai taip pat kaip atsakytojas, kuris pasako normaliai arba po truputį, arba šauniai, ta prasme, pozityviai. Tai lygiai taip pat tas atsakovas irgi neįdeda jokio apčiuopiamo turinio. Ir tai yra susijęs su ta savybė, kad žmonės palaipsniui pradeda vis mažiau, kaip sakyt, matyti, tik žiūri, arba mažiau girdėti, tik klauso, arba nuduoda klausimą. Tai čia kalba apie tą formalizmą vadinamą ir tokį mąstymą, kaip Nekrošius sakydavo, punktyrų. Ta prasme, neišsamei, nedetaliai, neieškant kažkokių grandžių, o tiesiog punktyrų bėgant per bendravimą, per įžvalgas, per žiūrėjimą, per kūrybą ir panašiai. Tai klausimas aš jau pamiršau, nes mano amžius. Tai aš papildysiu ir tuo pačiu žiūrovų žvelgdamas, kad būtent publika, kaip įsiaiškinome, labiausiai jūs pažįsta iš vizualinio, vaizduojamojo meno, ne iš to, apie ką yra ši knyga. Ir dėl to aš noriu šiek tiek prieiti iki tų jūsų dviejų tapatybių, kurias net, pavyzdžiui, ir knygos redaktoriai Dianai Bučiūtei pasirodo buvo staigmena, kurią jį išdavė per knygos pirmąjį pristatymą Vilniaus knygų mugės metu, kad nežinojo, negirdėjo, kad jūs ketinote stoti į dailę, be abejo, inspiruotas savo šviesios atminties tėvelių, žymių architektų, bet pritrūko laiko pasiruošimui, paruošiamiesiems egzaminams ir nenorėjote, kaip sakyti, taip bukai atsainiai, kaip kad einama į vaidybos stojamuosius, eiti į dailės konkursą, į žodžiu, poziciją stojant. Tai čia ir norėjau atskleisti tą gal irgi šokiruojantį paantraštės momentą, kad iliustruota paties autoriaus. Tai kad esate rašytojas, neklausiu, nes kita dalis čia esančių jūs pažįsta ir kaip tekstų autorių, eilių netgi galėtumėm teikti, kalėję tokį, kuriam tikrai nesvetimas jo paties tekstais parašytų dainų atlikimas. Bet vedu link iliustracijų ir čia man turbūt patalkins knygos dizaineris Rokas Bilinskas. Pats matėjai, esi su šios knygos procesu leidybos turbūt nuo ištakų taipogi, tai tau pačiam toks konceptas, kad rašytojas iliustruoja savo kūrinį, yra pažįstamas, ar kaip pameni jo atsiradimą šitos knygos gimime? Kad autorius iliustruoja knygą, tai nėra tai pirmasis kartas ir jis kaip ir pažįstamas. Aš tik vis sakom iliustracijos, iliustruoti kūriniai, man atrodo, ta paantraštė po pavadinimu skamba pasakojimais autoriaus piešiniais. Ir man atrodo, net ir apie dizainą galvojant, kažkaip norėjosi, kad
visgi tas dizainas linktų į pasakojimus su piešiniais, o ne į iliustruotus memuarus ar apsakymus iliustracijom ar kažkokius tokius dalykus, kurie tartum skamba saldžiau ar labiau pagražintai. Tai pasakojimai su piešiniais. Aš tai, pavyzdžiui, kai atėjo rokas, kas liečia tos piešinius, tai aš tikrai neturiu mokslo, reiškia nebaigiau. Jokių mokslų, gal dėl tėvelių turiu ranką, akį. Kažkada, kai bandžiau stoti į Dailės akademiją, tai buvo bandymai nupiešti galvą, reiškia, tą gipsinę kaukolę. Po to bandėm tokį namelį, kur Čiurlionio gatvėje, ten prie Vingio parko. Tai paradoksas tame, kad užlipom su draugu ant stogo, aš pasiėmiau tokį A4 formatą ir pabandžiau įtalpinti tą namelį, gražų tokį medinį. Ir man niekaip netilpo, reiškia, su perspektyva kažkas buvo netvarkoj. Ir užlipo mano brolis, fizikas. Sakau, ką jūs čia darot? Sakau, bandom tą namelį, reiškia, nupiešti. Jis taip 2 kartus sulenkė tą lapą į 4 dalis. Nupaišė kaip atviruką. O mes abu ruošėme stoti dailę su tuo draugu. Tai ir aš taip nusivyliau, galvoju, fizikas nupiešė, supranti. tą namelį sutalpino 1-2, o mes ten vargom, ten su pieštuku taip žiūrėjom tą. O kas liečia roką, tai šiaip aš mėgdavau papaišyti, pavyzdžiui, klausydamas profesorės Vaišytės, rašinėdamas pastabas, kai jinai sako, šalia kažkokią vieną liniją, taip, ir čia paišiau vieną liniją. Todėl man nesigauna pakartoti. Ir pirmą versiją aš padariau ant to languoto sąsiuvinio ir tokių neblogų eskizų. Ir po to paaiškėjo, kad jų negali, reiškia, atšviesti, jie netinkami spaudai. Ir sako, tai tu perpaišyk, o aš jau kiekvieną kartą perpaišau vis kitaip. Tai Juozas paskambino, sako, tu per 10 dienų gali tos piešinius papildyti ar kažkaip. Aš sakau, tai man iš naujo reikia paišyti. Ne, tai kodėl? Ir aš iš naujo perpiešiau juos. Dar Ladutė mano vedė mane į dailės prekių parduotuvę, rinkom pieštukus, ten kažkokius, ta prasme, akvarelinius pieštukus, ten visokius, tai aš pasirinkau su akvareliniu, pabandžiau, vienas šitas, kur viršelį gavosi iš pirmo karto, bet aš nežinojau, kaip paišyti su juo. Tai aš paėmiau sloiką, tokį vandens prisipyliau ir pamirkiau tą ir ant kur man davė Ladutė tą vatmaną ir aš taip. Ir gavosi. Ir po to išdžiuvo pieštukas. Aš dar pabandžiau paišyti, paskui čia biški kuranka, biški išsiliejo. O po to man, aš galvoju, genialu, reiškia, iš tikro genialu, niekas nieko negali pasakyti, bet po to pabandžiau visus kitus paišytos, panašiai kaip ten, kur buvo. Ir pradėjau mirkyti ir tas pieštukas pradėjo tešt. Jau košė ten darosi. Ir kaip čia galima pastebėti toliau, ten jau yra tokie ant ribos, čia po antrų pamirkimų jau tokie atsiranda. Ir taip toliau, taip toliau. O kas liečia roką, tai kai atėjo rokas, tai aš pirmoje eilėje, kadangi dabar yra madinga būti kūrybininkais, o man tai visą laiką asocijuojasi su tapybininkais, statybininkais ir panašiai. Tai aš taip biški buvau nusigandęs, galvoju, kad rokas yra kūrybininkas. Todėl aš iš karto pirmoje eilėje paklausiau, sakau, o pats, bet taip atsainiai, sakau, pats mokės kažkur? Taip, ar tik tai prie dizaino? Jisai sako, aš baigiau, ką tu pasakai? Baigiau. Sakai, ką baigiai? Grafiką baigiau akademijai. Kur? Akademijai, kur dailės grafika, Vilniaus dailės akademija. Ir aš iš karto taip padariau. Tada, taip, kalbam. Nes supratau, kad profas, tai tiek.
Taip, Aš galiu užduoti tada. Gerai. Įsivaizduoju, kad sudėtinga yra žiūrovams klausytis pasakojimo apie meno kūrinį, jo nematant, bet žodžio meistrai tikriausiai tuo ir pasižymi, kad sugeba vaizdus nutapyti savo kalba ir bus jums paskata atsiversti knygą, įsigyti knygą ir susirasti tas iliustracijas, bet kad jau įstiknume Roko kompetenciją visi Sauliui paliudijus, tai norėčiau iš tavęs sužinoti užmanimą, pavyzdžiui, štai tokių užraitimų, kurie matyti skyrių pavadinimuose, dalių pavadinimuose, apie knygos struktūrą, apie 3 jos dedamasias mes dar tikrai kalbėsim, bet kol pagavau Roką, tai tikrai norėčiau tą šrifto visus užraitimus suvokti, ką jais norima pasakyti. Man atrodo, kaip dar prieš man pamatant iliustracijas, aš iš pradžių gavau tik tai rankraštį ir Juozai, tu man paminėjai, kad kažkokios iliustracijos lyg yra, jos lyg dar vis pildosi, dar dasidės, dar vyksme. Ir man atrodo, kai jau nuvažiavau, tai jos jau visos kaip ir buvo, bet tas vyksmas, tas per 10 dienų tuo kažkokiu tirpstančiu pieštuku jis jaučiasi iliustracijai, nežinau kaip čia pavadinti teisingai tą tokią netašytumų, bet geriausia prasme. Tu tokia jėgos prasme. Trapu, subtilu. Subtilu, tai. Tai to subtilumo, kuriame yra aštrumo, man aštrumas patinka. Toks nenulaižytas, sakysime. Tai to tokio trapaus, aštraus ir per daug kažkokio neišgražinto įvaizdžio norėjus ir makete, ir tuose šriftuose, dėl to jais ir ieškojom kažkokių tokių aštresnių nukirtimų. Net ir pats tas knygos formatas, jūs kai čiupinėsit, yra nukirsta, sunku paaiškinti, neliečiant jos, bet jos kampai yra aštrus, aštresni negu tos tradicinės keturištos knygos. Tai buvo vienas iš to, čia jau trapumas netinka. Iš to savanorių gatvės, iš vaikystės parėjęs šiurkštumas, kuris ir nuolat žudomas inteligentiškas trapumas susivienijo ir aš turiu menį mano natūroje, ir literatūroje, ir kūryboje, ir raiškoje. Ne, tai viską gerai pasakė. Ir tos pasakojimuose. Tas man labai, net liest malonu yra tas, toks nukirstas, kaip pasakyti. Tikiuosi įtikinantys pasidalymai ir kad jau aptarėm knygos viršelį, tai nedrąsiai pažvelkime į antrąjį viršelį, kuriame puikuojasi poeto nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato taip pat daugybės bardų, o taip pat ir Sauliaus bei Olego dainų tekstų autoriaus Rimvydo Stankevičiaus anotacija, turbūt taip būtų teisinga pavadinti, ir joje įvardyta eilutė mane ypač patraukė, nes aš esu iš tų masinės galbūt kultūros vartotojų, kurie išgirdę, kad Saulius Bareikis leidžia knygą, pažvelgia tuo banaliuoju keliu ir vylėsi, kad joje apčiuops jo asmenybę, legendinius teatro laikus, tas pačias gastrolės, kurios čia beje taip pat sudėtos, epizodai iš gastrolių ir galbūt tikrai nepaliko vietos jo paties beletrisiniai daliai, jo kūrybai kaip literatūros kūrymai, o ne memuarams ir taip toliau. Tai todėl labiausiai iškart atsiskleidžiu, kad pasigardžiavau būtent tais autentiškais liudijimais. Ir klausimas Rimvydui. Jūs teigiate, kad šiais Bareikio prozos etiudais skaitytojas ne tik linksminamas, jis nemažai sužino ir apie neretai graudžiai juokingą meno žmonių buitį ir būtį. Taip pat apie taiklių ironiškų vertinimų nusipelniusias, neretai kvailybę ir absurdų ataustas mūsų šalies intelektualinė, moralinė, socialinė plotmes. Ir tas sakinys čia nenuskambėjo, bet aš iš atminties pacituosiu, kad sakote, kad įmanoma iš inicialų atpažinti knygos veikėjus. Tai aš vieną atpažinau, bet dar noriu iš čia yra tarp mūsų dar pasilaikyti. Gal galėtumėt pasiūlyti būdą, kaip, arba Sauliui leidus iškoduoti bent keletą jūsų paties atpažintų
Tai čia klausimas turėtų būti pirmiausia Sauliui. Tai gali padaryti tik autorius. Autorius tikrai gali kategoriškai atsisakyti identifikuoti, nes jis turbūt sąmoningai. O priešingo atveju, tai kiekviena sapientis kaip sakoma, kas pažins, tas pažins. Kas ne, tas ne. Per daug nori čia, vadinasi, kitais žodžiais tariant. Ne ašgi rašiau tą knygą, ne aš sutrumpinau. Gerai, norėjau apeit patį autorių. Tai įvardysiu tą, kurį ir pats atpažinau, kuris iš tikrųjų yra paskelbtas šio renginio anonse. Olegas Ditkovskis buvo nepristatytas kaip vienas iš knygos herojų, būtent epizode Langas yra pasakojama, kaip praktikantai SB ir OD, kaip visada apie šį bei tą burbuliuodami įsuka į pėsčiųjų tiltą. Ir tada jau visas epizodas apie balandžius, bet čia Saulius per pristatymą norėjo, kad turinio per daug neatskleistumėm, tai tiesiog būdas man žvelgti į Saulių ir Olegą, kaip neatskiriamas scenos duetą iš tikrųjų ir trio savo laiku, ir kvartetą, ir trio su šviesos atminties Andriumi Kulikausku. Tai galbūt po pirmos pusvalandžio atlaikyto mūsų diskusijoje atėjo metas ir įsitraukti gitaras. Čia kalbant apie Olegą, net nedešifruojant, reiškia, to personažo, bet šiaip, kaip sakyt, tai yra, noriu padėkoti jam už dalyvavimą ir tai yra žmogus, kuris su kuriuo kažkaip bendrai formavom tą savo pasaulėjautą. Ir aš šiaip, bet koks rašytojas ar aktorius, rašydamas ar vaidindamas niekada nesiorientuoja į publiką, į paklausą. Bet jau kai paleidžia, reiškia, knygą, tai jam labai yra svarbu tie atliepimai būtent tam tikrų žmonių, kuriuose ieško panašumo pasaulėjautoj. Tai kas liečia Olegą, tai principai jis yra ir dalyvis tų mūsų pasižaidimų, dešifruojant vietovardžius. Tiesa, po to reikėjo nueiti labai nemažą kelią, kad tos vietovardžių tas versijas išvystyti iki tam tikros intrigos. Ir, pavyzdžiui, brėžiant liniją lietuvybės nuo Tibeto ar Himalajų iki Madziūnų. Tai čia jau man buvo iššūkis, bet kas liečia Olegą, tai čia yra, kaip pasakyti, ta pati pasaulėjauta, kuri jungia, kurio, kaip sakyti, bet koks kūrėjas iš tikrųjų ieško, ir tuo būdu bando pasitikrinti, kiek jis yra nevienišas per savo kūrybą. Tai nežinau, jeigu taip leidžia formatas, tai Olegas leidžia, ja. Tai mes tada kažką nerepetavę, nes taip teisingai, muzika, tekstai, tai irgi yra dalis kūrybos. Kad jau kalba buvo apie Rimvydą Stankevičių, tai gal subandysim jo tekstų dainą sudainuot. Čia reikia pasijungti. Aš jau seniai taip neskrajojau sapne lyg į namus, užklydęs paukštis, daužiau kampus, o mėnuo švietė lange ir tik šuva sulojo bokščiai, taip tik ženklai. Juos norėjau spėti iš anksto tavo delne. Ar nematai, mes panašėjam, žiūrim į tamsą, matom save. Linijos tavo delne. Mano likimą išlanksto, keiksi atleisi ar ne. Žino jos viską iš anksto.
Aš nuo tavęs pabėgt turėjau vilties mintimis, ar kilometrais atmerkt akis, bijojau ranką išties tave paliest ir kristi vėtrą, nes tie ženklai, kurie mus laiko amžiams įrėžti tavo delne, kaip sutema, dangų ir žemę sulydo į vieną mane ir tave, linijos tavo delne. Mano likimą išlanksto, grįšiu ilgėsios ar ne, žino jos viską iš anksto. Keitės barai, šoko vyno gerai ir užmarštis, ramino protą, bundant rytais, kvepėjo tavo plaukais, vertė ir vėl tavęs ieškoti, nes tie ženklai, kurie mūsų laiko amžiams įrėžti tavo delne, kaip sutema, dangų ir žemę sulydo į vieną mane ir tave, linijos tavo delne. Mano likimą išlanksto, aš vėl grįžtu pas tave, tu tai žinojai iš anksto, linijos tavo delne. Mano likimą išlanksto, aš vėl grįžtu pas tave, tu tai žinojai iš anksto. Bravo. Daina Chiromantija iš vienintelio kol kas Sauliaus Bareikio solinių dainų albumo svečias 2008 metai ir kūrinys suskambėjęs laikui nepavaldžiu Sauliaus Bareikio, tikrai nekintančių nuo pat įrašų tų kuriuos kam teko klausyti laikų. Ir įdomus momentas, šis tekstas yra vienas irgi turbūt tokių retesnių viešai žinomų atvejų, kur žodžio autorystė dalijasi du asmenys. Tai pats atlikėjas Saulius Bareikis ir poetas Rimvydas Stankevičius. Taigi, Rimvydai, aš ir norėjau tą progą klausti jūsų, kadangi iš Sauliaus istorijos versiją šitą girdėjau, nes mano manimu Chiromantija yra tas kūrinys, kurio svečiai koncertuose prašo pakartot, svečiai, kurie laukia, o mes šį vakarą darom taip šiek tiek atvirkščiai, kaip ir lūzerio monologai, o ne herojaus monologai. Mes pradedam nuo Sauliaus, manau, vieno didžiausių hitų, pavadinkim šitaip, o nebaigiam jo. Tai, Rimvydai, jūsų versija, kaip tiksliau atsiminimas, kaipgi Saulius kreipėsi jūs su prašymu jau ir su užuomina padėti užbaigti arba padėti sukurti tekstą dainai. Va čia labai įdomu. Jeigu jums užstriksas, nors mes su Saulium padėsim. Tai kad čia nelabai yra ką pasakot, kaip ir visi kiti. Reikia dainai teksto, skambina man. Ir sako, parašyk tekstą, nokia čia istorija. Taip, tai čia ta pradinė. Su Saulium buvo identiškai. Pažinojau jau iš anksčiau iš jų trio Kostas Smoriginą, jau buvau jam parašęs kažkiek tekstų dainoms. Buvo jau ir Jūratė ir Kastytis, galbūt jiems, Olegas dainavo truputį Jūratė ir Kastytį, Kostas dainavo, gal išgirdo tekstus, gal pamanė, kad sugebu. Ir kaip tik jis Saulius darė tą albumą, paprašė keletą tekstų
Tai aš ir parašiau, o kodėl 2 autoriai teksto aš nežinau. Man atrodo, kad aš vienas. Sauliau įsiterpti. Vat, matai, tavo atmintys ir kiek tau metų? Man 52. 52, normaliai. O tai nedaug, palyginti. Dabar taip, aš paskambinu Rimvydui, sakau, lygiai taip pat kaip tu sakai. Sakau, Rimvy, gali tekstą man parašyti, reiškia, porai dainų. Gerai, galim susitikti kavinėje, mes susitikom kavinėje. Taip. Ir aš šiaip buvau užstrigęs ties vienu posmu šitos dainos, pirmo. Bet aš nesakiau, nes aš kompleksavau prieš tave ir sakau, Rimi, aš sakau, apie ką tu sakai, čia pagrindinis tavo klausimas. Aš sakau apie meilę arba apie ilgesį. Sakau, gerai. Sakau, tu man gali kažką tokio, užrašyti, šiaip kažką, kad kiekis skiemenų, ritmika, panašiai. Aš sakau, aš čia turiu tokį juodraštį, tokį, šiaip, ir taip gėdinamasis ištraukiau tą pirmą posmą. Kaip jisai skamba, pirmas tekstas. Aš jau seniai taip neskrajojau, sapnelį iki namus, užklydęs paukštis, daužiau kampus, pakišu tau, tu taip perskaitai ir sakai, tai kad čia viskas gerai. Aš sakau, taip. Tai sakau, tu sakai, rašyk toliau, aš sakau, įkvėpimas baigės. Galbūt, iš tikrųjų, tai dainai, jeigu 2008 išėjo, tai rašėm dar anksčiau, tai jai 25 metai mažiausiai, kad tu čia žmogus atsiminsi. Ne, tai gerai, bet aš ir rašau visur, kad tai yra Stankevičiaus tekstas. Bet man įdomu, kadangi tokio pobūdžio kūrybinis vakaras, tai man įdomu, kaip mūsų tas bendravimas, ta prasme, kaip vyksta. Reiškia, tai tas komplimentas, kad tai čia viskas tvarkoja. Aš taip praktiškai raudonuodamas tau pakišau, sakau, čia šiaip kažkas tokio, tu juodraštį. Sakai, čia viskas gerai pas tave. Sakau, aš kitaip pakreipsiu dabar šitą istoriją. Čia yra Saulius yra egocentriškas, egoistas. Pavyzdžiui, Olegas beveik visą dainą sukūręs man atneša, aš pakeičiu kokius 2 jungtukus, jis užrašo tekstas Rimvydo Stankevičiaus. Olegas net būna neminimas. Saulius, reiškia, parašė 2 eilutes ir jos jam iki tiek svarbios ir genialios, kad jis rašo 2 autoriai. Aš nerašau 2 autoriai, aš rašau 1, bet aš šio vakaro kontekste kalbu apie kūrybą. Apie tai, kaip reiškia, egocentrikas Rimvydas Stankevičius, remdamasis tuo, kad praėjo daug metų, neva galima per tiek laiko ir pamiršti, jis pamiršta epizodą, kuris man šiaip vienas iš brangiausių gyvenime, kaip kūrėjui. Man tai, žinai, ar čia mano tekstas ar ne, man brangu buvo ta kavinė. Aš net atsimenu, ką mes gėrėm. Ką? Šiaip, man atrodo, nieko blogo. Taip, nes Rimvydas Stankevičius irgi vienas syk yra apibūdinęs, tiesa, su Kostu Smoriginu, Olegą Ditkovskį ir Saulių Bareikį, kaip besilinksminančius kūrėjų puotoje, kur visos vaišės tik puodelis kavos, lapas popieriaus ir tušinukas, o iš svečių neretai tik vienas pats. Tai, kadangi čia ne debatai, aš noriu irgi prisidėdamas, jog Saulius naudojasi kiekvieną progą ir padėkoti čia susirinkusiems ne tik tais jums, mūsų pristatymo svečiai, bet ir kiekvienam čia esančiai. Tai, Sauliau, gal metas dabar tikrai duoklę Rimvydui atiduoti ir jo tą savimeilę atstatyti atgalios, pacituojant, ką jis arba čia šiuo metu nesantis Antanas A. Jonynas jums įvardijo kaip patvirtinimą dėl šios knygos. Kas jiems labiausiai patiko šitoj knygoj? Ar nutuokat į kur suku? Ne, tai aš nelabai supratau klausimo, bet iš esmės, pavyzdžiui, aš labai branginu, reiškia,
kaip sakiau, žmonės, kaip ir vaidindamas, tu nežiūri į tą vidurkį bendrą. Mus mokė taip, sako, jeigu jaučiat, kad nėra atidavimo iš salės arba tam tikros tokios reakcijos, sako, jūs vaidinkit vienam žmogui arba dviem. Tai aš galvoju, kad visi čia, kurie sėdi scenoje, yra tie žmonės, kurių nuomonė man yra svarbi. Ir Rimvydas buvo vienas iš pirmųjų, kuris perskaitė, beje, dar juodraštį. Ir iš to juodraščio, juodraštis, žinot, tai yra nebaigtas kūrinys, jis sugebėjo tokią anotaciją parašyti, kurią įskyrė, reiškia, Džiugas. Džiugas skyrė tiek daug. Bet iš tikrųjų man labai svarbi yra Rimvydo nuomonė, Roko, Juozo, Džiugo. Džiugas irgi beje prisidėjo prie knygos, jis rinko šį beitą ir net man vieną pasiūlymą tokį davė, kurio pasinaudojau. Reiškia, ir Olegas. Tai aš pacituosiu tada tą anoniminį autorių. Sauliau, mes žinom, kad tu esi geras pasakotojas, bet neįsivaizdavome, kad taip gerai valdai plunksną. Tai anonimiškumas išlieka, ar Rimvydas Stankevičius, ar Antanas Ajonynas istoriją nutyli, bet aš manau, kad liko dar vis dėlto du nepasisakiusieji ir nepakalbintieji, nors Olegas ir sugrojo, jūs jau pakalbėjot, bet gal verta tikrai išskirti Sauliaus tą eiliakalystės talentą. Nes tiek Olegas, tiek Saulius abu yra pristatomi kaip tokie melodingų kūrinių autoriai, melodistai. Ir Olegai, esat irgi išreiškęs tokį nuolankumą Sauliui už tai, kad kada pats parašote melodiją, neretai kreipiatės į Saulių dėl žodžių. Taip, čia belieka tik pritarti. Tai, Sauliau, gal jūs kartais atsinešėt, jeigu turit ką į tą temą? Vienas, galiu šnekėti. Matai, mes kai įstojom į konservatoriją pirmam kursė, tai tęsiasi šitą tradiciją, 4 metai mes mokėmės ir mes švęsdavom kiekvieno gimtadienį, teatro dieną, tarkim, visos tas tokias kertinės datas ir lygtai kaip pasąmonėj buvo privaloma, ne šiaip pašnekėti, o mes abudu valdėm instrumentus ir mes be galo daug sukūrę esame. Jeigu mes pabandytume visą tai prisiminti, praktiškai yra nerealu. Kažkas turi išliekamą savo vertę, mes niekada netikėjom, kad mūsų dainos bus kam nors įdomios, nes dažniausiai jos būdavo kuriamas čia pat vietoje, ką matau, tą girdžiu, tą groju, tą klausau. Ir pas mus nebūdavo diskusijų ir ginčio. Pavyzdžiui, ateinas Sauliau, Jėzus Marija, galit mane įjungti? Aš sakau, yra maždaug tokia temelė, tu man gali ką nors. Tai čia, įsivaizduokit, čia tas pats liečia Rimvydą, aš irgi taip pat skambinu, sakau, Rimvydai čia yra taip. Bet, o mes, kadangi jau nuo studentavimo laikų, visos tos, vienu žodžiu taip, sakau. Gal paskutinė ši diena, auksinis miestas salvėm švyti, tarsi nubrozdinta žaizda, keli tave namo palydi. O lango veidrody naktis alsuoja tavimi atspindi, vien tavo klausiančias akis. Ir vėl, nors esu vos per sprindį,
sustabdom laiką mintise. Vaizdus, kurie nesikartoja. Kraujuoja lapas baloje ir vėl ruduo ranka pamoja. Padėjęs tašką gyveni, vien savo te žinoma rytoj. Šios kasdienybės sumaišti žvaliai senas maldas kartoj. Wanda-da-da-da, 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 wanda-da-da, wanda-da-da-da, 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 wanda-da-da-da. Tai čia yra per sekundę jisai parašo. Ta prasme. Olegas mus nukėlė į jų studijų laikus, tiksliau jau baigus muzikos ir teatro akademiją, tuometinę konservatoriją, kuomet buvote išsiųsti vaidinti Šiaulius ir, sakom, trumpinant istoriją, galiausiai tie laikai įamžinti netgi kasetėje pavadinimu Dainų 4733. Būtent šis kodas, gal turim šiauliečių čia tarp mūsų. O, kyla nedrąsiai ranka, turbūt man paantrins, kad ne tik reiškia adresą dabar jau žymėjame pietinėme rajone, bet netgi ir tokio pavadinimo kasetė. Esti, kurioje šalia Olego Ditkovskio ir Sauliaus Bareikio skamba ir šiemet pasaulį palikusio Sigito Jakubausko balsas, kaip rašo Velionis, gyvenom 6 3 kambarių bute, kokie tai buvo įdomus laikai. Tai buvo kūryba, patys metai atrodo buvę tokie nerealūs, buto duris neužsidarydavo, muzikantai, menininkai su savo istorijomis ateidavo ir išeidavo, vienas po kito, rajone mus visi žinojo. Tais laikais nebuvo didelio muzikos pasirinkimo, per televiziją, radiją nieko ypatingo neskambėjo, užtat pas mus muzika skambėjo kas vakarą. Tai aš šitą faktą paminėjau 96 metais, nesu susidūręs tos kasetės atsiradimo, tačiau yra dar vienas kūrinys, Sauliau, ir mes per tą kūrinį galiausiai prisirsim iki leidėjo Juozo, kuris, kiek suprantu, dienos šviesos taip ir neišvydo. Kalbu apie pirmtaką galėjusių tapti Odei lūzeriui rinkinį Lietaus kvapas. Lietaus kvapas, kuriam, tarp kitko, kandidatavote į kultūros tarybos individualią stipendiją, bent jau tokią informaciją radau, bet mes vis dar to leidinio neturime. Tai galbūt čia irgi yra proga, va taip, nuo ištokų atsikasti iki Odės lūzeriui. Marius Eidukonis, turbūt pačiam pirmajam interviu apie knygą Sauliaus jubiliejaus proga, kuomet į LRT radio studiją buvo atnešta knyga, tai įvyko šių metų sausio 20, bandė iškomentinėti apie tą lietaus kvapą. Tai gal, Sauliau, galėtume šiek tiek nušviesti irgi padėtį ir čia toks bus kaip savotiškas anonsas, galbūt ir paskatinimas jums grįžti prie to leidinio. O, drąsus gestas. Mikrofonas jau rankose. Turiu omeny knygelę Lietaus kvapas. Ja? Taip, Roberto Danio. O prie ko čia, kokią paraišką aš? Paraišką, pacituosime. Ne, tiesiog jūsų pavardė buvo, su pastanga ją išleisti tikriausiai. Kad gaut stipendiją, kad tipo aš ne, iš tikrųjų tai Lietaus kvapas, tai čia man padarė dovaną, beje tikrai tokia įsimintiniausia turbūt gyvenime, tai 3 draugai, Robertas Danys amžinatelis poetas, Olegas Ditkovskis, nežinau, kas ten inicijavo tą reikalą, ir Vytenis Lingys, dailininkas. Tai buvo taip, kad, nežinau, sakau, kas inicijavo, bet manęs paprašė, reiškia, mano to bloknoto tokio
apčiupinėto. Ir paminėkit, kad būtent iš to banknoto. Jo, sako, man labai, Danys lygtais, sako, man labai įdomu, o tavo tą poeziją, galbūt galima kažką ją peržiūrėti, galbūt iš jos kažką galima padaryti ir panašiai. O tas bloknotas, aš jį naudoju iki dabar, jeigu man trūksta kažkokio... Šiandien neatsinešiau. Tai trūksta kažkokio teksto arba idėjų, reiškia, kokiai dainai, ar kad ir Olego, tai aš visada pasiskolinu iš ten kokią vieną kitą eilutę. Ir jis paėmė tą bloknotą ir jie ten kažkokiu būdu, Olegas gal gali papasakot, kaip jie ten bandė iššifruoti, kadangi ten ranka rašyta ir kartais po pokalbių su Stankevičium, žinot, tai ten, ta prasme, ar susitikimų kažkokių, tai ten aš pats nelabai skaitydavau ir dėmių ten visokių ir abejonių, pabraukimų, pavyzdžiui. Ir jie pabandė iššifruoti, reiškia, ir man nieko nesakė. Ir kažkokioj ten pogrindiniai spaustuvėje išspaudė, bet visiškai taip, geroj kokybei ir su Vytenio piešiniais ir pavadinimą sugalvojo Lietaus kvapas. Ir aš gavau jau į rankas, per savo 50 metų jubiliejų namuose, man atnešė gal 50 000 egzempliorių. Aš iki dabar turiu pilnus namus pas mane. Aš bandžiau įvesti tvarką, tai pagrindė man reiks surasti kažkokią stalių, kokį lentyną kažkokią ar spintą, kad patalpinta visą savo poeziją. Bet esmė yra ta, kad Danys, man atrodo, ar dėl to, kad jis norėjo kažkiek įdėti savo ranką, ar kad kažkas kažko neįskaitė, ar Danys ten buvo irgi tam tikram tokiam įkvėpime, kad aš kai kur privėlė klaidų, elementariai, išvaraštį, įspausdintą tekstą, matau, ten ne tas žodis, arba pakeistas žodis ar kažkaip ir gavosi taip, kad aš turiu ir jeigu kam norėčiau padovanoti, man reikia ranką taisyti. Bet aš turiu nemažai tų. Bet aš dar plus turiu ir tą bloknotą mėlynais viršeliais. Tai Olegas gal gali, kaip ten jūs tą dovaną. Taip ir gavosi. Taip ir gavosi, ne? Tai mes čia šitų klausimų, aš galiu jums paatvirauti, kodėl aš šitą kortą ištraukiau. Ne tam, kad laiką užimčiau ir jūsų dėmesį dar šiek tiek patempčiau, bet todėl, kad vienu šūviu kelis zuikius čia nušovėm, Saulius Bareikis atskleidė pirmą, iš ko jis ėmėsi įkvėpimo, nes tas banalių tapusių klausimas dažnai būna autorių kažkaip nuvinguriuojamas, o dabar Saulius įvardijo, kad jis kaupė nuo jaunų dienų, ar ne, tą bloknotą užsirašinėjo įvairius patikusius eilėraščius? Nepatikusius eilėraščius. Aš turėjau tuščią bloknotą, minkštais viršeliais, tamsiai mėlyna, tokia tarp žalios ir mėlynos spalvos, ir jie minkšti yra. Tai už tai taip susigarankštie kampai, nes jeigu nešioji arba laikai stalčiui, kiši kažką, tai, pagal fizikos dėsnius tas pasilenkia biškiai ir toks lieka, arba jeigu užpili kažką netyčia, tai irgi lieka, bet tai autentika. Tai tas pats, tą aš turiu, iš kurio jie bandė iššifruoti ir Ten vien jūsų eilės? Kaip? Ten vien jūsų? Mano. Okay. Ir aš net galiu, aš mintinai galiu, palauk, gal prisiminsiu kokį eilėraštį. Ne, palauk. Mes norime stebuklų valios, truputį laimės, išminties, o mums paduoda juodą naktį, šešėlį, klumpantį vilties. Taip dovanos pastos paspendžia, gimtadienis nueina, išimties nebūna čia ir nesirengia likimas eiti iš pažinties. Taip klūpame sniege prieš naktį ir mūsų pėdos atsuktos į mus, nors ir netrokštam, ima sekti sustabmeldėjusius jausmus. Tik sniegas vis dar neapleidžia, dar tikime mes jojo baltumu, žibintai
savo spindulius nuleidžia nuo savo kartuvių stulpų. Dar viena kūrybinio vakaro dedamoji, spontaniškai deklamuojami autoriniai eilėraščiai. Ačiū už šitą korekciją viešai nutikusią. Ir iš tikrųjų žvelgiu į Juozą ir pats pamenu irgi tą neatsiejamą Juozo buvusią darbo vietą, nors dabar Juozas Žitkauskas turbūt geriausiai žinomas kaip leidyklos Linktis vadovas, tuo pačiu ir kultūrinių iniciatyvų organizatorius, poetas, rašantis dzūkų tarme, bet vyresnės kartos žiūrovams ir jo pažįstamiems jis taip pat asocijuojasi ir su Vilniaus mokytojų namais, kuriuose darbuodamasis organizavo pirmuosius ir pačius svarbiausius tikriausiai dainuojamosios poezijos 11, ar ne? Festivalius. Turiu vis tiek taisyti vienus pirmuosius dainuojamosios poezijos koncertus. Taip, ir to pačiu festivalius, tai aš, kur ko gero jūsų keliai su Sauliumi ir susitiko. O gal vis dėlto kitaip, kur jūs pats atmenat savo pažinties su Sauliumi ištakas? Tai buvo 1990 metai, balandžio mėnuo, jaunimo teatras, spektaklis Haroldas ir Modė. Aš tuo metu 11 klasės mokinukas dalyvavau garbingame 8 Lietuvos kraštotyrininkų suvažiavime ir ten ėjome žiūrėti to spektaklio. Ir po šiai dienai aš tą spektaklį atsimenu ir Saulių bei Nijolę Geležinytę jame. Taip, iš natų. Tarytum nujausdamas, kad bus to paklaustas, Juozas dabar išpylė, Bet ne visus spektaklius atsimenu, net ir kuriuos prieš keliarius metus žiūrėjau. Bet užtat žiūrovo atminty Haroldo personažas irgi yra turbūt viena pirmųjų asociacijų, su kuriuom siejamas Saulius Bareikis. Ir keliamės bent keliais dešimtmečiais į priekį, jau į šį dešimtmetį, kuriame dabar visi drauge turime laimės gyventi. Ir jūs kaip leidėja turbūt, nors ir nesate tokios grand leidyklos, kurį ten sulaukėm begalę paraiškų, vadovas, bet vis dėlto tikrai norinčių, ko gero, ir jūsų gausios lentynos ir pristatymų skaičius ir tiesiog knygų mugės metu dėmesys tikrai rodo, kad sulaukėt, ko gero, norinčių publikuotis. Tai kaip šitas leidinys su ta tokia įstabia ir gal irgi originale istorija iki jūsų pateko? Tiksliau, intencija, mintis odės lūzeriui. Truputėlį yra tos priešistorės, Žiugai, apie kurią tu čia pasakojai. Be abejo, su Saulium teko nemažai bendrauti, ypač dirbant mokytojų namuose, rengiant dainuojamosios poezijos įvairius koncertus. Ir ypač važinėjant, nes Saulius yra fantastiškas pasakotojas ir kiekvienoje kelionėje jis, nežiūrint ar vairuoja, ar šalia vairuotojo sėdi, jis pasakoja istorijas. Ir tos istorijos, kadangi kartodavosi, tai daugiau ar mažiau jos įsimindavo. Ir štai taip praeina nemažai tų metų, o su Diana Bučiūtė, šios knygos redaktorė, mes jau ne pirmi metai bendradarbiaujam, paredaguoja tobulai kokią nors vieną kitą mūsų knygą. Ir žinodama, kad aš, kaip ir pats minėjai, rašinėjau dzūkiškai ir šiaip esu tokias dzūkas nacionalistas, beje, ir Bareikio pavardė, tai yra truputėlį tokia irgi ne visai taip, nes jei lietuviškai reikėtų ją užrašyti, tai turėtų būti Nesreikis. Jo pavardė Sauliaus Bareikio yra tobulai dzūkiška, nes žodis ba yra nes. Reikia ba reikia. Tik tai korektūros klaida po arba. Tai žodžiu, visiškai yra dzūkas. Tai va. Ir Diana man atsiunčia vieną karštą vasarą
vieną, atrodo, rašinį, sako, tu čia pasižiūrėk, sako, čia turiu tokią, redaguoju tokį tekstuką, sako, čia yra dzūkiškai, gal ten kažką tai su tuo tekstuku, gal čia patvarkyti reikia, gal tik vienas kokią žodelis, aš skaitau, labai gražu, viskas plaukia, taip gražiai. Ir atplaukiu prie dialogų ir ten dialogė yra, reiškia, fiksau. Ir tada galvoju, kur aš čia girdėjau. Tie apie Samanį varomų yra, apie Dzūkijos miškai. Ir tada man labai greitai, po kokio, gal ne iš karto, bet po kokios pusės sekundės, aišku, kad aš tai girdėjau iš Sauliaus Bareikio. Ir tada Dianai rašau, sakau, čia kažkaip tai labai Bareikiu man kvepia ir panašu. Diana patvirtina, sako, čia ir yra Saulius Bareikis. Taip sužinojau, kad Saulius Bareikis turi nuostabią pusseserę Dianą Bučiūtę, o Diana Bučiūtė yra Sauliaus Bareikio pusseserė. Žodžiu, kažką kitaip turėjau. Tai va. Ir tada, kadangi viskas buvo taip iššifruota, o visi mes leidėjai esam tokie truputėlį nagloki ir gerų dalykų mes nepaliekame šiaip savo, reiškia, tai tada aš ir pradėjau zulinti. Sauliui turbūt paskambinau kitą dieną ir pradėjom kalbėti. Ir žinot, šiaip labai gerai, kad kai kada kokie ar ten Latga, ar kultūros taryba neduoda finansavimo. Nes šita knyga galėjo pasirodyti ir praeitų metų, 24 metų pirmoji pusėj, bet vis tiek kažkas tai sureguliuoja, kažkokie tai mitiniai dalykai, ar tie macijai, ar dar kažkas, nes mes gavom finansavimą, dalinį finansavimą tada, kad išeitų šitą knygą, šitam gražiam jubiliejui, tarsi ten niekas nors kitas su Saulius Bareikis skirstė tuos pinigus. Tai va, tai šiaip tai ačiū Latgai, kad finansavo ir UAB Politeka. Dar ką aš kaip leidėjas norėčiau pasakyti, kuomet mums reikėjo žanrą parinkti, ką paantraštei parašyti, tai taip, mes jau buvom sutarę ir su Diana, ir su Sauliumi, kad šita knyga tai nėra memuarai ir tai tada kas, o paantraštė reikia duoti Mažvydo bibliotekai, prašant ISBN. Ir tada diskutavom, ne tai, kad diskutavom, bet jo, truputėlį padiskutavom pirmiausiai su Diana. Ir tada atsirado tas toks žanro pavadinimas pasakojimai. Nes tai, jeigu tai būtų pavadinę novelės, ne tai būtų. Ne tai, apsakymai, ne, romanas jau labiau. Tai kas, humoreskos, Saulius jau ir taip pos manęs neužmušė Mažvydo, iš to Litexpo už humoreskos kažkur tai netyčia prasitariau. Irgi, čia ne humoreskos. Čia jokių būdų, kad tai linksma gera skaityti, tai yra kitas dalykas, bet tai ne humorė. Ir man atrodo, kad būtent pasakojimai čia labiausiai atspindi šitos knygos žanrą, šios knygos pobūdį ir dėl to skaitytojams labai turėtų būti lengva pasirinkti ir nekelt klausimų. O kas tie pasakojimai? Čia viskas labai aišku. Tai Juozas kaip tvarkdarys tikrai įvedė mus į tą discipliną, kur jau nebegalėsiu pabėgti nuo knygos struktūros pristatymo. Ir vis dėlto dar noriu žvelgti Saulį, nes per tą jau cituotą mūsų pristatymą Vilniaus knygų mugėje, kuris formaliai yra laikomas pirmuoju, ar čia yra be Dianos dar žmonių, kurie dalyvavote į kovo 1 dieną, mėnesio pradžioj, Litexpo, šeštadienį, paskutinę valandą, 3 mugės dienos, rankos nedrąsiai kyla. Tai jau kažkur įskridę. Tai ten nuskambėjo Sauliaus žmonos teatro aktorės Danutės Kuodytės žodžiai, kad ji praleido 1,5 metų, kaip sakyt, perfrazuojant, buvo įkaitė viso to rašymo darbo, kuriuo Saulius dalinosi su ją, klausinėdamas
paslapčių, tiksliau ne paslapčių, patvirtinimų, tam tikrų niuansų tikslindamasis. Tai galbūt, Sauliau, jūs galite pasakyti, na, Juozas papasako, kokiu jisai ciklu gyveno su šia knyga, nuo vieno finansavimo negavimo iki kito gavimo, o jūs, kažkiek mus į tuos laiko rėmus įsprausti. Nu, tai kas liečia Danutę, tai iš tikrųjų tai yra pirmas skaitytojas. Ir šiaip žmogus, su kuriuo aš aptariu savo pasaulėjautą. Mes pasitikrinam, aš pavyzdžiui pažiūriu pro langą ir matau kokį peizažą. Pavyzdžiui, ten renovuotą namą arba ten porą praeivių, balandžių dar. Pakviečiu Danutę ir klausiu, tu kažką panašiai matai? Nu, ta prasme, aišku, jis keičiasi. Ten būna, kad praeiviai praeina ir paprastai sutampa. Tai bet man, bet čia jau toks, kaip sakyti, kūrybai pavaldus dalykas. Arba būna, pavyzdžiui, matai tokį plokščią gamtovaizdį. Paskaitai kokį Rimvydo eilėraštį ir vėl pasižiūri pro tą patį langą ir jau jis truputį gilesnis. Tai čia apie Danutę, aš supratau, klausimas buvo. Tai man pasisekė, kad aš gyvenu su žmogum, kad mūsų pasaulėjautos, kaip sakyti, sutampa. Bet šiaip, pavyzdžiui, man atrodo, kad kiekvienas kūrėjas, ar tai būtų rašytojas, ar dailininkas, ar aktorius, iš tikrųjų, kaip sakyt, kūrė tą savo įvaizdį pasaulio ir kūrė taip, kad atlieptų pirmoje eilėje savo per emociją, kad sujaudintų jį patį. Ir čia radau tokią formulę pats, eidamas link čia, galvoju, šiaip, o ką, jeigu manęs paklaus, kas apie kūrybą, ką aš išmanau, kas tai yra ta kūryba. Tai aš pagalvoju, tie atsakymai, kad noriu pasidalinti su kažkuo savo pasaulėjautą, arba kažkaip jie tokie altruistiški, kad kažko čia trūksta, truputį egoizmo trūksta. Ir aš pagalvojau, kažkur turi būti egoistinės sudedamoji, tas branduolys. Ir pagalvojau, kad egoizmas slypi tame, kad kiekvienas kūrėjas, reiškia, suformavęs tą savo pasaulėjautos įvaizdį, reiškia, per kažkokį kūrinį, iš tikrųjų ieško panašių žmonių. Jeigu tave sujaudino tavo kūrinys, tai ieško, kas panašiai gali atliepti. Ta prasme, tą vartotoją. Ir tokiu būdu, čia jau egoizmas, pasitikrint, ar jis nėra vienišas šiame pasaulyje. Ta prasme, savo pasaulėjautui. Tai aš taip įsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, kad ir tie pirmykščiai žmonės, tai tarkim, kažkoks laukinis žmogus pamatė kažkokį žvėrį ir pabandė, čia iš lokistas galima, ir pabandė įrėžti su kokiu titnagu, reiškia, kaip jis mato tą pasaulį. Kaip aš sakiau, su Dana mes žiūrim pro langą jo, bet ašgi nepaišau. Aš tik pasitikrinu. Ir jam reikėjo patvirtinimo, ar yra dar kas šiame pasaulyje, šioje žemėje, kas mato panašiai, taip kaip aš. Gal jis mato visai kitaip tą žvėrį. Ir jis kaip toj lokistui sako, olio! Olio reiškia, čia jau reiktų pereiti prie mano, kas skaitė. O reiškia iš tiktuką, o olio reiškia šiandien, burkime šalia. Bet čia apie žodžių reikšmės, lietuvių kalbos. Tai sušaukė tą ir subėga tie čia buviai, primatai ir jis rodo, sako, o tata. Ir jie žiūri, ir jis iš jų vertinimo suvokia taip, ir jie atpažįsta, sako, ir jisai supranta, viskas tvarkojasi manim. Šalia manęs yra žmonių, kurie mato panašiai pasaulį, reiškia, aš teisingai pavaizdavau. Tai aš apie knygą irgi taip tikiuosi, kad, nežinau, ar atsakiau į klausimą.
Ne, neatsakėte, kiek Danutė buvo jūsų liudininkė viso ruošimosi, knygos ruošimo. Ji berods tada įvardėjo apie 1,5 metų, kad jūs gyvenot, na, kaip sakyt, kaip dar viena šeimos. Mes gyvenam daugiau, bet, nu, nesvarbu. Knygos, ta prasme, taip. Metu. Ne 45 metų sąlygas. Knygos metu mes jau praktiškai nebegyvenam, jeigu taip galima sakyti. Aš gyvenau knygą. O šiaip mes gyvenom nuo 79. 45 metai šiais metais. Galime paploti už tokį ilgamžį santokos pavyzdį. 3 anūkai taip pat uždėrėjo, nu čia kaip prašokant. Taip. Tai Sauliau, okei. Aš šiaip jaučiu, kad iš tų 3 knygos dalių, jeigu kas dar neidentifikavo, tai aš tiesiog pacituosiu, Odė lūzeriui sudaro kurioziškos situacijos iš gyvenimo, iš Sauliaus gyvenimo, vadinkim tai epizodais. Taip pat į pasakojimus įsiterpia lūzerio monologai, nuo kurių čia jau pradėjom visą narstymą. Bet vis dėlto iš to, kiek jūs dalyjatės, man atrodo, kad jums istorinės fikcijos, tai drąsiausia etimologijos teorijų verti vietovardžių kilmės aiškinimai atrodo brangiausi. Ar galėtumėte skirti vieną iš šių 3 knygos dalių, na, kurigi iš jų pati jums artimiausia? Na, gal kurios labiausiai norėjote, kad išeitų į leidinį, papult? Ne, nu, tai pirmoji eilė, aišku, aš apsiribojau nutikimais arba pasakojimais. Ir kaip jau minėjau, kaip ir kompanijose pasakodavau būtent tas lūzeriškas istorijas, tarsi konfrontuodamas su herojiškom, taip. Ir po to pakeliui atsirado, pakeliui jau atsirado, reiškia, jie buvo jau užmanėme fikcijos, nes tai buvo mūsų žaidimai su Olegu, trumpinant laiką, važiuojant, pavyzdžiui, į Palangą ir pirmas atsirado berods Alksniupiai, mes pravažiavom Alksniupius, tuometinė Olego draugė grasinosi, kad parašys apie mus knygą. Aš sakau, o tu tokia jau rašytoja, sakau, nori žurnalistė, sakau, o tu bent be aišių, jotvingių, kuršių, ką nors žinai apie Lietuvą, reiškia, apie gentis. O mes ką tik pravažiavom pro Alksniupius ir man ta mintis gimė apie sniupius. Aš sakau, tu bent žinai, kad mes ką tik pravažiavom sniupių, reiškia, apie sniupius, ką nors girdėjai, reiškia. Ir liudininkas, ir sniupius, jo, sakau, nu tai va, tai jūs visi, sakau, žurnalistai, reiškia, užsiciklinė ties tais, reiškia, su dūviais, ten panašiai, kuršiai, prūsai panašiai, o jūs, sakau, va, ką tik pravažiavom vietovę, sniupių, reiškia, kur 10 kilometrų spindulių buvo, reiškia, gyveno sniupiai. Ir po to atsirado neaišku, kaip ir išnyko. Sakau, ir jie buvo žolėdžiai, reiškia, veganai. Ir po to jos Madziai nukariavo dėl to, kad... Ir man dar taip pagalvojau, kaip čia jos atkakinti nuo Luknos, nuo Vilniaus beveik iki ten, nes mes į Šiaulius važiavom. Ir aš sakau, nu, o tie, kadangi jie buvo žemaūgiai, reiškia, kresni, karingo būdo, tamsių akių rudų ir karingi, reiškia. Bet aš jau turėjau omeny jotvingius. Tai kad jie neva atėjo tą ir išstumė tos. Ir paskui visa ta istorija, pirmoji tų fikcijų, baigėsi to, kad Olegas jau nebetlaikęs, sako, pamatė kažkokį žmogų einantis, tokį labai nuvargusį, sako, žiūrėk, dar vienas sniupis. Sako, dar grįžta iš kažkur ir mes tada pratrūkom, tai jūs mūsų tai čia išdurinėjat. Nu, taip toliau. Tai va, bet tik tai tiek, kad po to reikėjo visą šitą pritempt, kai jau rašiau, tai iš tikrųjų. O ašgi tinginys, aš į Mažvydo biblioteką nevaikščiau tam, kad pasiimti, reiškia, tos pasaulio istorijos žemėlapius, kaip man, reiškia, nukakinti juos iš Himalajų, nes yra tokia versija, kad kažkokie lietuviški žodžiai sutampa su lietuviškais, reiškia, kaip o dievas, ką? Nu tie vaivorykštiniai žodžiai ir kaip veidrodiniai. Nu kažkokia gentelė dabar Himalajos ar Indijoje, reiškia, kalba, yra tokia versija.
Tai va, tai pagal šitą versiją, bet man reikėjo pagal tą, nu kaip jie, nu tą žemėlapį, kur eina ta linija. Tai man reikėjo ją iš Kinijos reikėjo nukelti į šiaurę, kad tiesiausių kelių į vakarus iki Dzūkijos, kur aš pirkau namą Rudnioj ir po to persikėliau į Trakiškius, o po to dar juos jau pagal lietuvišką žemėlapį, kurį aš turiu kalendoriui, bet kurių metų, ten yra Lietuvos, kaip Nemunų juos nuplukdyti iki Pilionos ir po to iš Pilionos į pietryčius iki Luknos, kur įteka Lukna į Merkį, kad reiškia jie ten apsigyventų Madziūnuose. Ir visą tai aprašiau, kam įdomu, paskaitykit. Bet aš tą visą fikcijas dariau ne iš kažkokios, ne iš pasišaipimo, iš tų tikrų istorinių versijų, bet tiesiog, galbūt mano impulsas buvo tą knygą rašyti, tas tinka ir monologams, ir fikcijoms, ir nutikimams, o kodėlgi ne, arba kaip sakyti, aš tai vadinu komplikuoto mąstymo žmogum, kuris užduoda savarankiškus klausimus ir ieško savarankiškų atsakymų. Ir čia jau galima, aš nežinau, čia gal jau nesiplės, bet jeigu apie koncepciją kalbant, tai būtų kažkoks supriešinimas konformizmo, mąstymo, tai yra daugumo žmonių, kurį paremta visuotinė kažkokia, reiškia, nuomonė, tiesa ir panašiai, ir tam tikra rūšimi žmonių arba savybė, kurie jie turi užduoti savarankiškus klausimus. Bet kas įdomiausia, kad aš nerašau apie kažkokius iškilių žmonės, bet visi šitie įžymėjai lūzeriai, panašiai kaip Van Gogas, arba Sigitas Geda, arba koks Mozartas, reiškia, iš tikrųjų pasižymėjo, arba Kopernikas, Galilėjus, jie būtent uždavinėjo tokius klausimus nepatogius, tai visuotiniai nuomoniai ir principė buvo savo epochose patys tikrieji lūzeriai, nevykėliai. Lygiai kaip tas pats Mozartas, kuris ten muštruojamas savo tėvo, anksti išsišoko su savo wunderkindiškumu, bet dėl to labai anksti išsisėmė ir buvo palaidotas kažkokiam bendram kape prie tvoros. O po to jau, praėjus ten 200 metų, Vienoje buvo, reiškia, padarytas kapas, tuščias kapas. Neva Wolfgango Amadėjaus Mozarto. Bet tom savybėm jie pasižymėjo, tai aš grinai savęs netapatinu, aišku, su jais, bet aš turiu omeny, kad tas mano personažas, reiškia, pasižymi tokių, su nuostoliais savo, aišku, keldamas tam tikrus klausimus, arba kaip pavyzdžiui tas lūzeris, kuris mąsto, jo objektas yra labai paprastas, buitiškas, kad ir pavyzdžiui vaistai. Ten, tarkim, bylas, arba ten kitas tas Saridonas. Jo objektas iš mąstymų yra būtent labai paprastas dalykas. Arba pavyzdžiui šypsena. Jam kyla labai normalus, savarankiškas klausimas, o kodėl žmonės šypsosi be priežasties? Kas čia per mada? Ir toliau, vystau tą temą, tą monologą patį. Bet tam, kad jį vystyt, man reikėjo pabėgti nuo savęs, nes aš taip nemoku mąstyti, todėl aš pasirinkau, reiškia, tam tikras tarmes, kurias šiek tiek žinau, bet nepakankamai, kad jom parašyčiau knygą. Todėl aš įsikūnydavau į tam tikrą personažą, tarkim, su tokiais dzūkiškais, diletantiškais ir mąsčiau iš dzūko arba iš aukštaičių. O pirmas, pavyzdžiui, Kišenius, jeigu dar sekundę,
Kišenius gimė nuo paprasto, reiškia, mūsų bendravimo su žmona, kadangi prieš tai klausė apie žmoną. Tai jinai sako, aš kaip visada, kaip einu, pavyzdžiui, ir mes jau pamirštam šį beitą, išeidami, ar eidami kur. Ir aš taip, jinai sako, raktus pasiėmė, aš sakau, kišu rankų kišenių, kad nesipykt, dzūkiškai sakau. Iš tikro kišu rankų kišenių, ištraukiu, nieką, vėl kišu. Tai sakau, tai tu ieškai raktų, aš sakau, kišu, ištraukiu. Kodėl aš taip darau? Pažiūriu ranka kaip ranka, sugniaužiu, pirštus lankstas, sugniaužiu kumštin, kišu nelenda, kamščiais gaunas. Žmona sako, tu gali greičiau su tais raktais, bet čia tokia įžanga, bet tai yra preliudija būtent šitam monologui. Ir po to jau aš jį vystau toliau, bet išeinant iš personažo. Ta prasme, jeigu aš iš savęs įmastyčiau, tai aš nesidomiu tokiom problemom, reiškia, kaip santykiai kišenios ir skylės. Šiaip kaip žmogus. Va. Tai kitaip tariant, tie personažai yra kaip kaukė, kaip būdas jų pavydalais iškelti paprastam, nebūtinai labai mokytam, bet vis dėlto intelektualius klausimus užduodančiam. Ta prasme, jo, tie savarankiški klausimai ir yra intelektualūs klausimai. Lygiai taip pat kaip vaikai yra intelektualūs, bet ne eruditai. Tai pavyzdžiui, mano šitą Barbora anūkė, tai mane vieną kartą pastatė į kampą. Jinai buvo tam amžiui, kai klausė, kodėl. Ir ten buvo toks epizodas, reiškia, aš labai kaip jau toks logiškai mąstantis. Ir jinai važiuojant mašina pradėjo uždavinėti klausimus tuos. O kodėl? Sako, o kodėl mes važiuojam? Sako, tave vežam, O kodėl mane vežat? Sakau, todėl, kad tėvelis paprašė, mano sūnus, tavo tėvelis paprašė manęs nuvežti tave namo. A kodėl namo? O todėl, kad tu turi namus. O kodėl aš turiu namus? Ir panašiai. Ir aš galvoju, palauk, negi jinai mane taip, kaip sakyti, pastatys į kampą. Negi aš neišsiviniosiu šitoje situacijoje, negi aš juos, kaip sakyti, nepastatysiu į vietą. Aš sakau, o kodėl tu visą laiką klausi? O kodėl? Jinai sako, o todėl. Tai štai Saulius Bareikis atskleidė, kodėl pasirinko ir tą tarmišką prieigą ir pasidalijo šiek tiek savo ekskurso į Dzūkiją jau ir tokio didesnio, ilgesnio rezidavimo priežastimis. Ir kadangi turim šalia savęs tikrą etninį dzūką, daugiau yra etninių, tai Juozą Žitkauską, tai aš tęsdamas Sauliaus pradėtą dalį apie tos vietovardžius, paminėjom Alksniupus, Laukystą, taip pat ir apie Laižuvą. Norėčiau vėlgi ištraukti vieną paties Juozai mintį. Per pristatymą jūs įvardijot, nepaisant, kad Saulius sako nesilygiuoja su tais intelektualais didžiaisiais savo pacituotaisiais, nors šiaip jau paralelių esti ir jis taip pat turėjo griežtą smuiko mokytoją Šerną su žmona Kiškytę. Tai bus jiems lengvas dangus, kurie, sakykime, jį atpratino nuo smuiko. Taip pat turėjo tokių daug įvairių savo gyvenime pavyzdžių, kurie, kaip ir kiekvieną formavo. Bet, Juozai, vis dėlto jūs Saulių, tikrai perskaitęs šitą tekstą, jau netgi turbūt pasirodžius leidiniui, kas irgi yra paradoksalu, kad leidėjas knygos nedavė tokio vadinamojo aprūvo galutinio žodžio, bet pasitikėdamas Sauliaus talentų suteikė jam tokį pasitikėjimo kreditą. Tai jūs, Juozai, dalijotės, kad atradote Saulių kaip labai intelektualų žmogų. Ir kad šitos istorijos apie vietovardžius, jūs neįskyrėt, bet tiesiog, kad istorijos, kurios sudėtos šitą knygą, gali būti aktualios ir šiandienai mums. Tai aš ir norėčiau sužinoti, kuo, sakykime, apie vietovardžius tokios komplikuotos, kurios gal nėra vėlgi pikantiški kasneliai žmogui, kurie ieško teatro užkulisių, gali vis dėlto būti naudingos mums gyvenantiems 2025-aisiais.
O to jums atrodo, tokių snupių tarp mūsų nėra, apie kurį Saulius dabar pasakojo. Pilna. Tai man atrodo, kad Saulius tarsi nukeldamas mus į kažkokius tai tolimus laikus, jisai kalba apie šiandieną. Ir man tai gražiausia buvo, kaip skaitai ir kažkur vos net tarp eilučių, kažkur tarp žodžių ir pagauni, tokį šaržuotą šiek tiek, bet visiškai iš dabarties, iš mūsų durnų, visiškai nukvakusių ar ten politikų arba nusišnekančių kažkokių tai ir labai išmių žmonių kažkokią frazuotę ir atrodo lyg ir ne apie tai kalbama. Ir lyg ne apie tai tekstas yra, bet kažkur tai tenim ir susidėlioja. Tai Sauliaus yra šitie pasakojimai, kalbėjimas apie mus, apie ypač šitą dalis, ypač šitą macių, alksnupių šitą kategoriją. Tai, kaip leidėjas aš galėčiau taip reklamuoti. Jei norit pažinti save, perskaitykite Sauliaus Breikio Odę lūzeriui. O kadangi... Dar sutinki su mane. Aš Saulių išvadinau egocentriku, dabar gėda truputį, tai pagirsiu Saulių, gerai? Norėčiau iš tikrųjų, čia dabar viskas į tą humorą, išspausdinot mano tą pasakymą ant viršelio ir atrodo, kad juokingumas yra didžiausias Sauliaus šitos knygos pasiekimas, bet iš tikrųjų tai ne. Aš skaičiau ir žavėjausi, kaip žmogus valdo kalbą. Pirmiausia, tai iš tikrųjų labai turtinga, labai vaizdinga, poetiška kalba. Pavyzdžiui, jisai rašo, kai jis eina per pievą, ir į abi pusės spiečiais žyra žiogai. Gražu, vaizdinga. Arba ten Madziūnuose jisai rašo, kad atviras neišsipildžiusioms svajonėms dangus virš akių. Ir vienas dalykas, tai labai vaizdingai kalba jisai valdo. Antras dalykas, jisai sugeba savo herojų sukurti charakterį. Aš prisiminsiu čia didįjį klasiką Juozą Aputį, kuris dabar jau labai garsiam prozininkui, nesakysiu pavardės, tada dar jaunam prozininkui sakė, niekada nepripažinsiu tavęs rašytojų, nes tavo herojai kaip iš popieriaus iškirpti. Jie neturi psichologinio portreto. Sauliaus herojai, nors Aputis gal sakytų, kad nesąmonės rašai, bet už herojaus psichologinį portretą tai tikrai pagirtų, nes koks Sauliaus žmogus, kompleksuotas, jam labai svarbu, kaip jis atrodo kitiem žmonėm. Jisai kaip ir ten užsienį parduotuviai bėga nuo pardavėjos, kuri nori jam padėti. Labai lietuviška, mes visi iš tų kompleksų išaugę. Arba kai baidarininkė plaukia ir sveikinasi, gerą dieną ten ir Saulius aprašo, kad sveikinas labai žvaliu, geranorišku balsu, tokiu tonu paprastai kalbama su neįgaliaisiais arba su vaikais. Ir iš tikrųjų, jis labai tiksliai pagauna tuos psichologinius momentus ir jo tas herojus turi labai konkretų gilų charakterį. Tai čia net jeigu nebūtų visą tai juokinga, linksma, tai yra didžiulis literatūrinis pasiekimas, Sauliau. Aš tau palinkėčiau rašyti daugiau knygų ir nebūtinai tai turi būti žaisminga. Gali tai būti rimta, graudu. O iš šitų 3 sandų, tai aš labiausiai man pirmoji vietoje yra nuotykiai, tie tikri pasakojimai. Jų ir daugiausia, jais man stipriausia knyga, praktiškai visi geri. Antroji vietoje vietovardžiai, aš tai jos pats savo padavimais šiuolaikiniais pavadinau. Gal man Laižuva silpniausia iš tų, o visi kiti Madziūnai, ojei, meistro ranka rašyta Sauliau.
O tie jau tokios kaip jungtys. Yra geresnių, yra blogesnių. Man, pavyzdžiui, Kišenius labai patiko, Bilas labai patiko. Tavo tas uodas, taip savo. Uodas. Nu va, tai aš prie ko ir lenkiu. Yra toks didis poetas Donaldas Kajokas. Jisai yra parašęs 3 stambes poemas. Ir jisai man sako, Rimvi, perskaityk ir pasakyk, ką manai. Aš sakau, Donaldai, viena labai gera, kitos 2 šlamštas. Ir jis pradeda juoktis. Sakau, ko jūs juokėtės? Sako, aš 3 žmonėm daviau, kuriais pasitikiu perskaityti. Visi pasakė tą patį. Viena gera, 2 blogos. Bet visi išsirinko kaip gerą skirtingą. Tai va. Apie šlamštą nieko mano atžvilgiu. Ne, Sauliau. Gal kol mūsų pristatymo prelegentai sugalvos įskirti kiekvienas savo labiausiai patikusią knygos dalį, iš jūsų kas nors norėtų pagiriamą į žodį, o gal klausimą užduoti, o iškart po to užleisim dar šiek tiek erdvės muzikai Sauliaus ir Olego duetui. Tai rankos kyla ar ne, iš tų, kurie skaitė, kurie galbūt susidomėjote, pakelkite ranką ir atnešiu mikrofoną. Taip, įgarsinu, kad bučinys labai, o daugiau nieko pakomentuoti. Bučinys labiausiai įsiminė. Taip, tai bus proga po renginio impresiją pasidalyti į paties autoriaus ausį, galbūt. O rankos ar kyla ar nekyla? O. Na, bet iš tikrųjų turime repertuarą dainų labai platų ir jeigu jau publika pageidauja muzikos, tai gal aš galiu įgarsinti publikos pageidavimą per savo asmenį. Juozas Žitkauskas yra ne tik tai knygų leidėjas, bet taip pat ir geros muzikos ekspertai Bardai LT bendražygis, kukliai sakant. Ir Bardai LT išleido savo rinktinę praėjusią vasarą, vieną iš dalių, kuriame pasirodė Sauliaus kūrinys pirmą kartą įrašytas, bent jau į laikmeną, tai yra Ilgesys. Ilgesys taip pat yra ir Sauliaus Bareikio viena iš raktinių temų, kuriomis jis visada dalyjasi ir laiko netgi meilės sinonimu. Tai Sauliau, ar galiu pageidauti ilgesio, kuriam yra daugiau metų negu užrašyta ant tos plokštelės, gerokai daugiau, bet vis dėlto. Galima. Taigi, Ilgesys. Tai čia irgi istorija turi šitą dainą, kadangi buvo, nepamenu, kelintas Juozo Žitkausko jubiliejus, bet nepilnas, man atrodo. Kažkoks ten tarpinis, koks ten 25, jau pagyvenęs buvai. 300, gal 40 buvo. Tau metų ir bardai, tie mokytojų namuose, kur dirbo, paskelbė tokį kaip konkursą, padalino Juozo tekstus ir sako, mes organizuojam, kad bardai parašytų pagal jo tekstus, tą progą dainas Juozui ir padarytumėm jam, panašiai kaip Olegas su Daniu padarė man tokį siurprizą. Ir aš tikrai pasiėmiau jo tekstus, biškį pataisiau, kadangi, kaip čia Stankevičius sakė, buvo biškį broko ten, bet ir parašiau dainą. Ir atėjau ir jau galvojau, ten sulauksiu minios bardų ir pasirodė, aš buvau vienintelis. Niekas daugiau tau neparašė. Narkutė, bet... Narkutė. Ieva Narkutė ir įdomiausia tai, kad būtent jinai pasirinko taip pat šitą eilėraštį. Rimtai? Taip, bet Narkutės repertuare ta daina jau amžinatilisiai, o Sauliaus Bareikio labai gyvenam. Ilgesys neklaida kažkada numarinta, į duobę padėta. Pasakyk, bičiuli, kada mus padangėje vėl taps saulėta. Netiesos nekalbėk, neklausysiu,
ją žinau, nors meluoju pats savo, pėdas smėlyje pasirašysiu, net dangus nežinos, ko meldžiau. Apkabinsiu vaitojantį sniegą, vėją, saulę į save panašius. Atvėsinsiu galvą prieš miegą, pasavanosiu už savo draugus. Viskas baigsis užaks ežerijos, baltas pelenas žemę nuklos, pasiklysiu eilėraščių rimuos, kas manęs ten anapus ieškos, sustatysiu klaidas smėlio saujoje. Nežinau, ar nuo to palengvės ilgesys, ilgesys nesiliauja, tik kažin, ar sugrįžti padės. Apkabinsiu vaitojantį sniegą, vėją, saulę į save panašius. Atvėsinsiu galvą prieš miegą, pasavanosiu už savo draugus. Apkabinsiu vaitojantį sniegą, vėją, saulę į save panašius. Atvėsinsiu galvą prieš miegą, pasavanosiu už savo draugus. Bardų kolekcija, trečioji dalis, naujausias Sauliaus Bareikio kūrinys, kaip atskleidė, ačiū Dievui, iš tokius intarpus ir būdus įterpti istorijas pagal Juozo Žitausko teksto, kad jau mūsų bardai susėdo dviese šalia, tai būtų kažkaip įdinga juos patraukti ir kol jie tarėsi, ką pagrot, tai nenoriu paversti pageidavimų koncertų, galbūt jūs esat numatę, ką norit parodyti publikai, tiksliau, sugroti, bet vienas toks kūrinys, yra keletas parašytų pagal Rimvydo Stankevičiaus eilės, pagal Antano Jonino, pagal Roberto Danio. Tačiau vienas kūrinys, bent jau, jeigu mano šaltinis nemeluoja, yra bendras Olego ir Sauliaus darbas. Olegas Ditkovskis
muzika, Saulius Bareikis žodžiai ir tai yra nuotaikinga Svirplio daina. Galbūt galėtumėm išgirsti tokiu būdu Olegą dainuojantį, nes galbūt kai kurie užmiršo, jo kolegas taip pat neatsiejamas vokalistas savo gyvenime. Niekas nieko neužmiršo, čia mes užmiršom, jog ar iš tikrųjų reikia šitą dainą, žinai? Ne, iš tikrųjų nereikia, jūs pasirinkit. Tiesiog, manau, kitaip Olego neišgirsime balso šiandien. Išgirsim, visiškai, pavyzdžiui, kitaip yra visiškai, pavyzdžiui, yra Sigitas Geda, ne, tarkim, yra, nu, visiškai, va, išgirsit tai buvo. Man vakaras raudonas, nenoriu aš gėlės, brangus sidabro broli, išdirb gėlės, girdi, ką žvėrį šneka, šioj valandoj žolė, tu laužai žalią šaką. Išlipk iš dilgėlės, girdi, ką žvėrį šneka, šioj valandoj žolės, tu laužai žalią šaką. Išlipk iš dilgėlės, ten vabalas raudonas, su snieginu sparnu, brangus sidabro broli, išlipk, aš ateinu, štai purpurinė lova, su gėrimo taure, brolelis jaunas stovi ir kalbina tave, štai purpurinė lova, su gėrimo taure, brolelis jaunas stovi ir kalbina tave. Man vakaras raudonas, nenoriu aš gėlės, brangus sidabro broli, išlipk iš dilgėlės. Viskas ar dar ką nors grojant? Vis dėlto turbūt norėtųsi užbaigti Sauliaus Bareikio parinktų kūrinių ir jo balsu. Mes nieko neparengę šį vakarą, bet kad paminėjai Joniną, gal pabandom, jeigu prisiminsi. Alkanas tu vakar, tu svajonėmis, mieste mano mieste paranojiniai, protarpiais dosnus tu savo kūdikiams nubudusiems, beprotnamios. Mieste tavo medžiai geria morfijų, nesuprantami man jau akordai jų. Girdite dainavimą, jau graudų jie bėga, paskui traukinį. Mūsų laikas liks su mumis, joks rytojus jo neatstos.
gyvensim savo naktis. Kol pasaulis suktis nustos, gal nėra manęs nei tų iliuzijų. Aš esu kitoj pasaulio pusėje, mieste kokie gūdus tavo gatvėse, sugūdę akmenį. Mes jau nieko čia nebepažįstame, niekas nebemoka būti Kristumi. Mieste, mano mieste paranojinis, nuo mūsų tolinė. Mūsų laikas liks su mumis, joks rytojus jo neatstos. Mes gyvensim savo naktį, kol pasaulis suktis nustos. What a people, what many Olegas Ditkovskis, Saulius Bareikis. Ačiū labai. Kadangi šį vakarą turėjom tokią prabangą laužyti visus nusistovėjusius laiko formatus ir žanro taipogi, tai galime suteikti kūrybininkams SB ir OD pelnytą užtarnautą ir be abejo Rimvydui Stankevičiui pertraukėlę būtiniesiam poreikiam patenkinti ir jeigu kas nors turės noro jų palaukti prie leidyklos Slinktis stalelio, kur visi skubantis jau dabar galite įsigyti šią knygą Odę lūzeriui, o kiti, kas, sakau, turės kantrybės, tai galbūt dar ir Saulius sugrįž su naujų įkvėpimų iš lauko ir mielai pasirašys bei padalys autografus. Teisingai? Neformaliai. Ačiū labai Jums už dėmesį, už gerą klausimą. Lauks. Ačiū.